Sveiki, tikiu TV žiūrovai. Pradedame rubriką Savaitės svečias. Ir šią savaitę su mumis sutiko pabendrauti Gitana iš Agape Bonum. Labas, Gitana. Šalom. Gitana iš tikrųjų yra tokia labai ypatinga asmenybė. Jinai visą laiką sako, sakyk tiesiai apie mane. Tai čia irgi yra išskirtinis bruožas. Paprastai žmonės tokie būna mandagus, laiko ribas, kažkokias kaukės. Tai vat viena iš tikrųjų savybių Gitanos tai yra bekaukiškumas, nekaukiškumas, kaip čia pasakyti. Jinai ateis visą laiką ir tau tiesiai šviesiai pasakys, kartais tai būna nemalonu, nejauku, bet dažnai iš tikrųjų, kai dvasia veikia ir žmogus išlaisvina, tai duoda rezultatų. Ir man ne kartą jinai yra, kai ką pasakius, man buvo nemalonu, bet paskui viskas išėjo į gerą. Taigi, Gitana, pradėkime mūsų bendravimą, tikiu TV rubrikoje Savaitės svečias. Ir pradėkime nuo nūdienos, nuo šios dienos. Kaip tu gyveni, ką tu darai, kur tavo širdis, kokia tavo veikla. Žinau, kad įkūrė viešą įstaigą Agape Bonum. Ir man iš tikrųjų įdomu, kad papasakotum šiek tiek apie šitą viešąją įstaigą. Kam tu tai padarai, ką jinai veikia? Ačiū, Marijau, kad pakvietėt ir, kaip suprantu, mane pirmą iš svečių pakvietėt į tokį tikrai man pačiai brangų ir svarbų turinį. Tai tikiu TV, nes tikiu žodis man ypač yra vertingas, brangus ir svarbus. Apie tai, ką aš veikiu, sakykime, labai galima kalbėti daug ir plačiai, bet kad neišsiplėsti per daug, noriu pasakyti, kad ta Agape Bonum tai jau buvo visiškai nesena ta pasiekmė to, ką, sakykime, aš 10 metų galbūt be Agapės veikiau ir dariau. Tai reiškia, paprasta žmonių kalba kalbant, aš pastebėdavau ir man būdavo gaila žmonių. Ir va tas gailestis net nesuprasi, iš kur jis atsirasdavo. Aš net nesuprasdavau, kodėl man gaila žmonių ir aš noriu jiem padėti. Ir taip labai spontaniškai vis tai vienoje vietoje, tai kitoje, tai trečioje, taip be tokio nuoseklumo puldavau padėjinėti žmonėm. Ir kartais, kaip kitiems žmonėm atrodydavo, nei iš kur atsiranda kažkokia moteriškė ir puola padėti. Ir kai ėjo laikas, galvoju, reikia kažkaip struktūrinti tai, kad neatrodytų kvailai, kad neatrodytų žmonėm nepriimtinai. Tai susijėmiau, taip sakant, ir galų gale, nors man buvo tikrai labai sudėtinga, bet ačiū Dievui, kad buvo kelios mano draugės, kurios ypač padėjo tą visą techninį darbą padaryti, kad įsteigti tą VŠI ir būtų paprasčiau su žmonėmis, ir ne tik su žmonėmis, ir su organizacijomis pradėti bendradarbiauti. Ir aš noriu atkreipti dėmesį, kad Agape Bonum tai nėra nuo ryto iki vakaro mano veikla. Tai yra veikla grinai po darbo, mano veikla po darbo valandų ir šeštadieniais, sekmadieniais, arba kaip kiti važiuoja atostogauti kažkur. Tai mano visos atostogos arba didžioji dalis atostogų būna va ta veikla su žmonėm. Tam, kam mano nuožiūra atrodo labiausiai reikia to dėmesio, bendravimo arba įkvėpimo. Tai taip supratau, kad anksčiau, kol nebuvo viešosios įstaigos, gal ir ne visi žmonės priimdavo tą pagalbą, gal išsigąsdavo kažkas tai. Buvo įvairiai ir būdavo tokie labai trumpi pabendravimai ir buvo jie per visą Lietuvą. Aš prisimenu vieną kartą, nežinau net kuriais metais, gal 2014, paskaičiau kažkokį straipsnį. Tai buvo Tauragės kažkur kaime atsitikęs labai žiaurus įvykis su vaikais, mažamečiais ir gyvūnais. Aš prisimenu, ieškojau žurnalistės, radau tą žurnalistę, suradau tą šeimą, aiškinausi maksimaliai. Man užtruko 2 savaitės tas pagalbos
surasti asmenis, tą šeimą ir teikti tada pagalbą su jais bendrauti ir aiškintis, kaip aš galiu padėti tai šeimai ir bendrai. Tai mano būdavo tokie spontaniški, va tokie pagalba vaikam, bendrai žmonėm, o bendraudama kurį laiką su žmonėm, vaikais ir suaugusiais, akivaizdžiai matėsi, kad bent jau ir paskutiniu metu tas akivaizdu ne tai, kad reikia kažko tokio, bet žmonėm reikia įkvėpimo. Įkvėpimo tai bendravimo ir bendravimo gerumo, paprastai žodžiais tariant. Tai čia kaip ir ta pagalba susideda iš to, kad žmonės padrasinę ar ne, Taip. bendrauja, suteikia vilties. Taip. Papasakok daugiau apie Agape Bonum veiklos rytis šiandien. Tai pagrindinę dalį dabar sudaro mano veiklos lankymasis pataisos namuose. O pataisos namuose aš atsidūriau tik todėl, kad eilę metų lankiau sunkumų patirinčią šeimas. Gal dabar taip jos vadinasi. Ir kai matydavau eilę metų, kaip Lietuvos šeimose, kokiose sąlygose auga maži vaikai, kokioj aplinkoj būna tie vaikai, man tiesiog vienu metu tai aiškiai daėjo, kur paaugę tie vaikai atsiranda. Ir kai aš supratau, mane tiesiog sukrėtė, kad tie paaugę vaikai, dar kol jie maži, dar kažkas jiem kažkiek skiria dėmesio, bent jau per Kalėdas ar kada. Bet kai jie paauga, jau paaugliukai arba iš jaunuoliais patampa, jie man taip aiškiai pasidarė aišku, kad jie atsiranda arba pataisos namuose, arba kapuose. Taip atrodo žiauru ir graudu, bet tokia realybė. Ir Lietuvoje tokių jaunų žmonių arba tokių šeimų, kiek aš susiduriu, yra tikrai labai daug. Ir mano tikslas, misija ir vizija ne tik kaip daugelį atrodo tik per Kalėdas ar dar per kažkokią šventę aplankyti vaikus arba kažkokią dovanėlę atsipirkti. Man tas tikrai visiškai neįdomu. Aš nuolat ir pastoviai jau 4 metus bendrauju su tų pačių rajonų, tais pačiais vaikais arba jaunimu. Ar ne? Ir yra nuostabu, kai tave vaikai laukia ir tie susitikimai vyksta ir žiemą, ir pavasarį, ir vasarą, ir rudenį. Mes sugalvojam veiklų ir maksimaliai stengiamės praleidinėti kartu laiką su tais vaikais arba su tom šeimom. Labai džiaugiuosi, kai ir mamos prisijungia arba kartais būna tėvai prisijungia. Ir vat mūsų vyksta bendravimas, išvykos, va taip draugaujam. Taip sakant, va tą draugystę plečiam. Jo, ir greičiausiai apie rezultatus mes matysime tolimesnėse Tikiu TV laidose, nes išduosiu paslaptį. Gitana kūrė savo autorinę laidą Gyvenimas apsčiai. Tai lauksime, Gitana, tavo laidų ir tikriausiai matysime ir apie tarnystės Agape Bonum. Taip, tik aš noriu, Mariau, papildyti, kas yra gyvenimas apsčiai. Tai yra gyvenimas tikėjimu. Tikėjimu iš tos pusės, kaip Dievas veikia šiandien mano gyvenime ir kaip Dievas įtakoja žmogaus gyvenimą ir kaip žmogui gyventi viešpatyje, bendradarbiauti su viešpačiu, kad tikrai gyvenimas žemėje būtų pasitenkinimas, ne vargas, ne kančia, bet kad teiktų ramybę ir džiaugsmą. Tai tas gyvenimas apsčiai, vat iš to konteksto ir tame kontekste. Gitanos niekaip neužtildysi, kas liečia tikėjimą. Tik duok į vieną kažkokį plyšelį. Viskas, jūsų tikėjimas bus atstatytas, renovuotas, Amen, tikrai. Regeneruotas ir laukiam apstumo tada, ar ne? Kai turime tikėjimą, būtent tas apsčiai ir yra iš to, kad mes tikime ir priemame, nes Dievas mums viską duoda apsčiai. Ir tas pavadinimas būtent organizacijos tavo Agape Bonum,
Tai reiškia, gal gali pristatyti. Agapė tai yra absoliuti Dievo meilė, tai reiškia meilė, kuri nieko neprašo ir neima atgal. Vat ta agapė tai reiškia, kuri duoda ir nieko nelaukia atgal. Ir aš tą pastebėjau bendraujant su žmonėm, kaip lengva bendrauti su žmogum, kai tu dėl jo darai, sakykime, gerą ir tu nelauki nieko atgal. Yra toks džiaugsmas, tiesiog yra tokia laisvė nelaukti atgal. Net kartais ačiū, čia dėl kito žmogaus yra svarbu jam būti dėkingam, bet man yra laisvė nelaukti nieko atgal. Ir aš manau, kad tai yra Dievo malonė man duota. Tai yra viena dalis agapė, o bonum graikų kalboj reiškia apščiai, lietuviškai, vat, kaip Marius ir sako, tai yra apstu, bonusai. Su kaupu, bonusai. Tai yra su kaupu, tai yra perteklius, tai yra apščiai. Ir dar, ką aš noriu atkreipdėmės, jeigu Marius leisit, vat tas jūsų tikiu TV pavadinimas yra toks svarbus, nes man tikėjimas 15 metų buvo taip svarbu, aš tiek daug pati gilinausi į tikėjimo principus, viziją ir supratimą. Ir kai jūs pasakėt, kad jūsų televizijos kanalas pavadinimu nuostabiu tikiu, tiesiog aš taip džiaugiausi, kad šlovė Dievui, nors Dievas įkvėpė žmogų, kuriam tikiu, pasidarė lygiai taip pat svarbu. Amen, Gitana, iš tikrųjų taip ir yra, brangūs žiūrovai. Mes kitaip niekur nenaisime per jokį savo gerumą, per jokį savo nuosavą teisumą, tik per tikėjimą Dievo malonę. Tik per tikėjimą jo meilė išlieta mums. Aleliuja, amen. Gitana, o Agapė Bonum organizacijai dirba daugiau žmonių, ar tu viena tik dirbi? Yra du. Su manim yra du žmonės, vienas savanoris, o vienas dirbantis, kurie man padeda. Bet tą visą veiklą, bendravimą tiek su vaikais, vaikų šeimomis, tiek pataisos namuose, tai tą darau aš kol kas. Bet aš tikiu ir labai raginu prisijungti. Ir aš noriu, kad kiekvienas iš mano gatvės žmonių po darbo eitų ir savanoriautų. Ir ne savo skirtų laiką, bet dalintųsi tuo gėriu, ką turi, dalintųsi su kitais. Mano čia yra vizija ir misija. Ir aš darbe, ten kur dirbu, jau tą sklaidą darau ir ačiū Dievui mano organizacijai jau prisijungė keletas žmonių, net ne keletas, 14, kurie su manim kartu jungiasi ir karts nuo kartu važiuoja į išvykas su vaikais, nes, pavyzdžiui, kai važiuoja kartu su manim 20 vaikų, paskutinį į Žirgyną mes važiavom į žirgų spa, Europoje didžiausių ir geriausių Europos spa žirgų, laisvalaikio ir pramogų centras žirgų buvo ir ten važiavo 30 vaikų, tai reikia suprasti, kad vienas ar du žmonės yra mažoka. Tai vat jungiasi su kiekvienu kažkokiu išvykimu, prisijungia mano draugų, bendraminčių ir taip darau įtaką žmonėm ir tikrai gerų žmonių yra. Todėl tas klaida, dalinimasis gerumu yra ne dėl to, kad kartais man sako, būna tokių piktavalių, tai tu čia giriesi, atrodo, kad aš giriuosi. Aš visada žmogui sakau, gerbiamasis, aš nieko man nereikia dėl manęs. Aš noriu pasidalinti tik tai tuo, kad daugiau žmonių prisijungtų ir daugiau žmonių galėtume aplankyti, daugiau galėtume padaryti gerą. Kam atliepia širdyje tai, ką Gitana daro, apsilankykite jos internetinėje svetainėje, Agapė Bonum, taip pat Facebook puslapyje, taip pat YouTube platformoje. Susipažinkite artimiau ir prisijunkite, jeigu jums bus tai įdėta į širdį. Aš dar pridursiu, gerbiamas Mariau, aš tikrai laukiu kiekvieno norinčio, kuris galėtų bet kokią formą prisidėti prie, pavyzdžiui, susitikimų su vaikais, siūlyti idėjas, nes kartais tikrai labai svarbu idėjos, ar ne? Ką pasiūlyti vaikam, kad būtų įdomu ir nenuobodu, apart to, kad eiti į kiną, eiti į spektaklį ar dar kažką. Aš ieškau įdomių formų, kas vaikam tikrai paliktų gerą, gilų įspūdį.
Nedaryti tik dėl to, kad padaryti kažkokį darbą, bet kad vaikam mano mylimiesiems paliktų įspūdį. Ir kai aš girdžiu atgarsius, kaip vaikai dalinasi, kaip grįžę į mokyklą, ar į darželį, ar į savo tas šeimas, kai grįžta, dalinasi, tai nėra nieko svarbiau. Ir labai svarbu idėjos. Bet kokia forma jūsų siūlymai yra labai svarbu. Jūs galite, aš tikiu, Marius paviešins telefoną ar elektroninį paštą, visada susisiekite ir laukiam, kad galėtume daugiau daryti kartu. Tikrai taip. Ir dar be vaikų žinau, kad lankai kalinius, tai vaikai vaikais, bet šitie žmonės taigi visai nevaikiški. Kaip čia tau atėjo ta idėja, pašaukimas, nežinau, stiprybės reikia vis tiek eiti į tą tokią, sužeistą, galbūt visuomenės terpę ir reikia ir šarvų ir visą kitą. Kaip tu išgirdai tą žinią? Žinote, aš jau kaip minėjau, kad į kalėjimą, į pataisos namus aš tiesiog automatiškai man gavosi pradėti. Nesakau, kad tai buvo paprasta, tikrai biurokratinis aparatas Lietuvoje savanoriavimui pataisos namuose labai sudėtingas ir atkreipiu dėmesį, kad dabar aš laukiu vėl atnaujintos vienose pataisos namuose sutarties leidimo lankytis, nors kitose pataisos namuose lankausi, bet biurokratinis toks aparatas, kad reikia nuolat ir nuolat atnaujinti tas sutartis. Tai viena dalis buvo dokumentų tas tvarkymas, tikrai sudėtingas, bet Dievo įdėtas tas mano atkaklumas, jis ir padeda pasiekti tikslą, kai žinai, dėl ko tai darai. O man tas atėjo eiti į pataisos namus, aš supratau, kad ten žmonės yra be galo nuskriausti gyvenimo, kurie, lankydama, pasikartosiu, šeimą, supratau ir mačiau, kad maži vaikai, kurie negirdi jokio gero žodžio, man buvo sunku patikėti, kai 3 metukų vaikas tik pradeda kalbėti ir iš jo išeina vien baisiausi prakeikimo žodžiai, keiksmažodžiai, taip sakant, ir jis nieko daugiau toje aplinkoje negirdi. Ir aš supratau, kad kai jie jau paauga, gyvendami iš tokios terpės, kur jie atsiranda, net negirdėję jokio gero žodžio. Ir man tai buvo taip paprasta eiti tos pataisos namus. Ir kai manęs klausė, ar jums reikia apsaugos, man net minčių nebuvo, man tokia buvo drąsa ir įkvėpimas, man nėra jokios baimės, jokio konfūzo eiti į pataisos namus. Ir dar pasakysiu daugiau, kad 20 metais, kai pradėjau lankytis pataisos namuose, aš ėjau 3 metus, 3 kartus per savaitę, po 2 valandas ir mane pradėjo leisti iš pat pradžių į drausmės zoną, tai reiškia, kur žmonės sėdi karceriuose, tai reiškia, jie sėdi uždaryti iš vis. Bet ką noriu pasakyti, kai turi įsitikinimą, kad viešpats yra su tavim, nebuvo man nei tų žmonių smerkimo ar pasmerkimo, ir visiška laisvė atėjusi jiem kalbėti gyvenimą. Bet jeigu aš pati neturėčiau to Dievo pažinimo ir suvokimo Dievo meilės ir gerumo, aš nei ten būčiau nuėjus, nei būčiau ką ten išlemenus kalbėti. O dabar be pasigirimo, aš ten nuėjus ne tai, kad 2 valandas, aš galiu 8 valandas ten būti ir kalbėti, nesustodama. Ir aš suprantu, kad tikrai aukščiausias ir visagalis viešpats tai kalba ir veikia per mane į tų žmonių gyvenimus. Ir pasakysiu daugiau. Ir laidų ciklę mes galėsim pratęsti, aš galėsiu pasidalinti, kaip tų žmonių gyvenime, kurie renkasi į koplyčią 2 kartus per savaitę arba kitose pataisos namuose 2 kartus per mėnesį, kaip iš esmės keičiasi tų žmonių gyvenimai. Ačiū, Gitana. Ir mes jau šios dienos rubrikėlę baigėme, o rytoj kviečiu žiūrėti, kaipgi tas Dievas rado kelią į Gitanos širdį. Sudėjau.